Sailing vessel My Melody to Polish station. Polish flight stations answering on 8. We want to come to us. We are from Lithuania. And I want to ask, it's your bay free from ice? It's possible to make anchorage there? It's actually not free from ice. There's plenty of ice currently. Oh, okay, understood. Do you have this year the sailboats who were there, who stay on anchor, plastic boats? No, not anymore. Oh, so you don't recommend to come to your bay for anchor? Not today, not at the moment. There's too much, there's a lot of glass currently, a lot of ice currently. Okay, thank you very much for information. Going to 16. No, a lot of ice on the bay. Tai va, ledas, visur ledas, kaip matot, mes negalim pas juos niekur atplaukti tenais. Dabar situacija yra tokia, kad įplaukėm į fjordą, tai parodysiu. Štai čia matot fjordą ir čia buvo Lenkų stotis. Ir iš karto pradėjo pūsti stiprus vėjas, maždaug 17–20 metrų vėjas. Čia ledynai buvo visur. Dreifuojantis ledas. Negalėjom to įlankoje nestingdaro, girdėjot, kaip kalbėjau su Lenkais. Turėjom pasukti. Tai pasukom dabar prieš vėją. Tai dabar kalu. Puku baidė vendu. 45 laipsnių nosį praktiškai. Išplaukinėjau iš fjordo. Kalbėjau su savo draugu Titu. Sakė, Kęstuti, lys greičiau iš to fjordo. Aplinkui visur štilius. Aukštas slėgis. Tokių vėjų neturi būti. Žodžiu, tai varom ant motoro. Dabar yra greičių tokių visai neblogas greitis iš tikrųjų. Nors, manau, dar prieš srovę minam. Dabar sueidinėja vanduo ir į fjordą visur. Bet už poros valandų turėtų ir srovė pasikeisti. Bet aš labai tikiuosi, kad man pavyks pasukti, laikytis aštraus kurso ir išplaukti šitos velniavos. Nes 20 mazgų, tai kažkaip noriu jau ramiau biškučiuką. Ir tą variklį noriu išjungti, jau supyliau 40 litrų kuro. Mūsų buvo 1/4 tik tai likus, tai nerizikavom. Nežinau, turėtų užtekti dabar kažkiek tai laiko. Labai tikimės ant geresnį vėjo, bet pažiūrėsim, kaip seksis. Jeigu taip seksis man plaukti, tai turėtume būti rytoj vakare. Vadinasi, apie kokią, 6, tarp 6 ir 8, sunku pasakyti. Na, o dabar vaizdas štai toksai. Lauke temperatūra, tuoj parodysiu kiek. Kiek čia rodo? 4 laipsnius. Nu į ką, vėl. Vaizdelis matytas jau jums, turbūt taip. Va, vaizdelis koksai. Rūkas visur. Rūkelis įsikėlęs vieną burę su 2 rifukais. Nu ir ką, ir varau savo. O taip, va, iki ryto ir varysiu. Skaitau tokį Svalbardo gidą apie įvairias, žinot, įlankas, kur apsisaugoti nuo tam tikros krypties vėjo, ir panašius dalykus, ką labiau apžiūrėti. Na ir taip pabiškutį bandysime kilti viršų. Tai vat, nežinau, ką jums čia dar įdomiai parodyt. Vien rūkas, tikiuosi išlys kokie delfinai ir banginiai. O kai bus kas nors įdomiau, pabandysiu užfiksuoti ir pasidalinti su jumis. Tai nežinau, gal gero vakaro visiems tada. Ir susimatysim rytoj. Ai, dar pamiršau pasakyti. Šiaip vėsu. Pirštinių dar nesusiradau. Bet žinokit, per bocikus ir kojo šalą. Esu su vilnoniam kojiniam, bet reikės užsimauti dar paprastą kojinę. Tai jinai bus kaip flisiukas, kaip termopatiniai, kaip termokojinė. Ir tada užsidėsiu vilnonę. Nes per bocikus, žinokit, su kroksiniais čia tokiais botais esu, šaltis kabina. Tai va, viskas. Vėsu, bet nieko. Einu į kamputį, kur vėjas neužpučia, skaitau knygą ir vakaroju ir laukiu ryto. Sakiau, jau reportažų nedarysiu naktį, bet kokia čia naktis, 2 valandos. Bet pažiūrėkit, plaukiu tai praktiškai kaip ežere. Matomumas geras 20 metriukų. O
Oro temperatūra 4 laipsniai. Vėjas 5 laipsniai. Oi, 5 mazgai. Viskas varoma. Nežinau. Be jūrlapio ir GPS-o, tai čia nežinotum, kurioje vietoje esi. Vėsų ranko šalas, skaitau knygą tokio buriuotojo Sauliaus Menkevičio. Tai biški šilčiau, bet laikant knygą ranko šala. Tai va, užkandžiauju čiučiut. Rytas dar toli. Reikės gal eit nusnaust kokią 20 minutėlių. Šaltoka. Bet gerai. Tyku, štiliukas. Smagu. Įkalėm ką tik į tokį medinį. Aha. Su priekiu, kai kalėm į tokį rastą, šakės. Jo, iškart negaili įsigūdžiu. Bet pasižiūrėjau, šiaip viskas gerai, korpusas nepažeistas atrodo. Bent ant vandens matau, kad gražiai, jokių skilimų nieko nėra, viskas okei. Strioko įvarė čia gerokai. Gerokai strioko. Iš kur čia tas rastas, žiūrėjau, kokį drypavo. Labas rytas visiems. Opa. Na ką, vakar kadangi nepavyko Lenkų stotyje nuleisti inkarą, tai mes visą naktį plaukiam. Vėjas nusiramino, paskui stojo toksai štilius ir mes dabar jau esame 35 jūrmylės nuo Longyearbėno. Pažiūrėkit, prašau, kokie vaizdai, kokie kalnai, kokia saulė. Va, jums štai tokių akiai mielų vaizdelių. Ir va štai ten, kur matosi toksai namukas su tokiu dideliu bliūdu. Va tenai suksime į Longyearbėną. O kol kas plaukiam savo iš palengva 5 mazgeliais. Saulytė šildo, lauke turbūt jau koks 12 laipsnių. Naktį buvo 4, tikrai buvo žiauriai šalta, buvo skaičiau knygą iki kokių 4 ryto. Tai pirštus ir kojas sušalau labai. Dabar jau fantastika. Paukščiukai tik tai skraido. O koksai. Eisim pusryčiauti. Ar Živilė daro pusryčius, gal reikia patikrinti, paklausti, kas čia bus. Kas pusrytėliam? Virsim makaronus pagaliau. Makaronai, o makaronai bus su tuogi, kaip jisai, su konservuku? Ja. Labai gerai. Nu, tai pavalgysim. 6 vakare turime būti vietoje. Jūra rami, super, rūko jokio, matomumas idealus. Jėga. Na, pusrytėliams. Žvėrienos konservukai. Skaniausi. Oi, kaip kvepia. Turim sūrio. O ten makaronai. Atsargiai. Ai, tarkuosim, jo? Jau šiandien sūrio nepagailėsim, kad rodo. Gerai, reikia gerai pavalgyti. Per pastarąsias dienas ne kažką valgiam labai smarkiai. Nu, vaizdeliai. O ten va, jau įsukinėjom į fjordą. Ten yra kokia tai irgi stotis, meteorologinė, man atrodo. Nu, vaizdeliai pasakiški. Priekyje dar geriau vaizdas. Gražu, tikrai gražu. O, atrodo skaniai. Kur šaukštelis koksai? Va čia va skardiniai. Ai, skardiniai. O, taip valgom. Ūkiškai. O, biški jau. Vakarčikai dega.
gerai. Laikyk. Nu, Kęstuti, laukiam. Prašau. Skaniai išį pagaminai, klausyk, kaip skaniai. Super. Nu ką, gerai. Einam valgyt. Einam. Šitą kabinu. Netoli iki Longyearbyeno jau nedaug liko. Orealis fantastika. Orealis, prašau. Priekyje Barentsburgas tarp tų kalnų. O čia kokį kalnai atsivėrė. O, įplaukinėjom į fjordą. Ten toliau Princo Karlo žemė. Iki Longyearbyeno 5 jūrmilės. O dar laivas vienas. Plaukia. Burės jau nuleido. Visiškas štiliukas. Dasipylėm kuro. Ir plaukiam savo palengva. Dar 1 valandžiukė mums nusimato plaukimo. Dingis. Vakare pūsim, tvarkysim. Biškį kajutės vėdinam. Saulytė kažkoks tai kosmosas. Kai po tiek dienų rūko. Rūko tokio ir vėjų, tai pasaka. Tikrai pasaka. Kurortas praktiškai. Kaip sakiau, saulė, delfinai ir banginiai. Ir merginos. Po 8 parų atplaukinėjom į uostelį. Ieškosim dabar, kur prisiinkaruoti. Matau, lygtais priekyje laivų stiebus. Gal iš anos pusės mes apiplauksim, pasižiūrėsim. Kaip čia vaizdas. Kruizinis laivas, matau, stovi. Kažkur viečiukė rasim, aš manau. Susikabinom fenderius, viską. Lygtais ten į uostelį plaukimas yra. Įdomiai čia atrodo, įdomiai. Apiplauksim visur. Nu, čia tai dideli laivai, matau, stovi. Ten degalinė, čia dički laivai. Čia prisišvartuosim, labai mus plaks. Reikėtų kažkaip čiut į užuovėją. O įdomu, koks čia gylis bus, nes jau čia kaip ir krantas turbūt. Švartovai paruošti, žinai kaip išmest, viską atsimeni. Krancai. Okei. 15 metrų. Gerai. Atvažiuoja laivas. Tai pustosim to bortu. Mes prie laivo švartuosimės. Jo. Klausyk, užmauk ant klampės vieną šitą vidurinį. When you start this? Monday. Monday. Yeah. This night we met with the nose. Wooden. But good. I'll check. Atplaukėm į fainą uostą, prisišvartavom prie prancūzų laivo, jie palieka uostą už 2 valandų, mes stosim į vietą, betgi Dan Makė atvaręs iš Estijos, iš Lokių salos, kur mes draugavom. Tai va, tai tokiam uostelį apsistojom. Nu fainai. Labai smagu, žinokit, oras pasakiškas. Šitoj pusėje netaip Sibos, nuo jūros visi laivai sustoja šonas su šonu. Labas rytas, Liepos 18, be 12. Išsimiegojom naktį, viskas neblogai, uoste laivai keičiasi,
vienas po kito. Vieni žmonės sustoja 2-3 dienom, kiti atvyksta, pernakvoja ir vyksta toliau įlankas, po ledynus apsižiūrėti. O mes šiandieną ką, išmiegojom, pailsėjom šiek tiek, einam į miestą, pirmiausia susipažinti su miestu, kaip čia viskas atrodo, kokiu čia turi parduotuvių, nes turim ir mes įsigyti tam tikrų dalykų, turim problemų su Webasto, problemyčių turim su varikliu, reikia šitas problemas įspręsti būtinai, nes tai yra vieni svarbiausių dalykų šioje kelionėje. Kadangi sugedo mūsų Webasto, tai kajutėje 4 laipsniai šilumos, tai įsivaizduojat nelabai, o čia yra būtina. Uostelis, palauk žvilkai. Va, štai taip atrodo uostelis. Ir va ten pats vėl mažiausias mūsų laivelis. Va ten visi matot kokį laivai, po 12-15 metrų. Saulė šviečia 24 valandas per parą. Jaučiamės kaip kokioj Aliaskoje išlipę, aplinkui kalnai snieguoti, gatvės tokios. Ja, labai įdomu. Šaligatvė nėra. Jo, sujudimas. Pūkinė liemenė yra kažkoks tai kosmosas. Iš tikrųjų. Pūkinė liemenė yra geras labai daiktas. Konteineriai visur. Nu, vyksta veiksmas čia. Einam pasižiūrėti į pasaulyje šiauriausią Circle K degalinę. Kainos. 11 laipsnių šilumos. Kainytės panašiai kaip Lietuvoje gaunasi praktiškai. 156 kronos. 15 kronų, tai jo. Panašiai kaip Lietuvoje, jeigu neklystu. Bet šitoj parduotuvėje Circle K čia yra visko, aš matau. Nusipirkom kuro pompą tokią, kadangi kai pilu kurą labai taškosi aplinkui viskas, ant tiko, ant visur. Nu taip nešvarytas kuras susipila, kadangi nėra vietos. Ten labai taip su tuo baku prieiti, tai pabandysim šitą, gal veiks. Truputį jum vaizdų tokių. Kaip čia kas atrodo. Iš kalnų teka upelis. Gal greičiau kakava. Ir viskas bėga į jūrą. Kadangi čia tos žalios žolės labai yra nedaug, tai čia... Ar čia ne berniklės to žąsys, aš dabar bijau pameluot. Bet mažiukai fainuoliai tokie pūkuoti, gražus, irgi žolytė skabo. Turės skristi pietus, už mėnesiuko turbūt gero. Dabar pirmiausia, ką norim padaryti, tai aplankyti Svalbardo muziejų. Tai ten ir einame. Namai ant tokios kalvos papėdėj. Gražiai atrodo, tikrai. Vien turistai aplinkui. O to kiemuose stovi sniego mobiliai, o čia yra muziejus. Štai toks muziejus. Pradžia bent. Na, čia visokių. Ir vaikam, ir ne vaikam. Postcard setas. Aha. Visokių įdomių knygučių. Čia dar įdomesnių. Čia merginams papuošalai įvairiausi. Papuošė mus tokiais lipdukais. Sakė, būtina užsiklijuoti, kai einate į muziejų. Ok? Labai graži ekspozicija. Turėtume kažkur ir jų pamatyti. Va, šitus mačiau, kaip plaukiau banginius. Ruonių dar nematėm. O kokia baltoji meška, kaip atrodo. O koks įdomus batonėlis iš Steak and Kidney Bar su vandeniu. Ne. O, prašau. Visi šiti daiktai, vaistai, kalendoriai buvo pasimta žmonių, kurie
maždaug prieš 100 metų. Vadinasi, gaudydavo spastais turbūt arktinės lapes ir kitus gyvūnus, taip medžiodavo. Ir vat, būtent paskaičiau, kad būtent šitą gitarą pasigamino 2 jauni vyrai, kurie praleido kem 7, kem 8 metais žiemą. Ir jiems tiesiog jūra išmetė 200 litrų spirito, jie jį pradėjo gerti, o ten buvo metilo spiritas. Ką reiškia, kad viskas baigėsi tragiškai. Tai vat metilo spirito gerti negalima. Na, čia jų tų spastininkų trobelė, kas gaudo. Baltoji meška čia greičiausiai. Ne, jie medžiodavo legaliai, o čia yra spastai. O šita ekspedicija jau buvo anksčiau, kaip jie gaudydavo meškas baltasias, man atrodo, jeigu neklystu. Šautuvas, jo, šautuvo vamzdis, masalas. Senas šautuvas. Pažiūrėsim, kokį mes gausim. Kokiais ietimis. Žeberklais. Medžioja banginius. Arktiniai šalviai. O, šitų norėtume pagauti. Apžiūrėjau muziejų. Tikrai įdomus, toksai nedidelis, bet gražiai padaryta labai. O dabar einame į, nežinau, sporto prekių ginklų parduotuvę. Paklausim, kokia čia tvarka, kaip išsiimti šaunamąjį ginklą.